Mocas gal ir geras, bet suka per aukštas, biški man atsisėdė tai su galais, tai piu, ant vienos kojos, ant kitos. Jėgos yra. Nu ir aišku, galima biški jam dadėti čia. Nežinau. Čia per tokias geras duobės jau buvau, smeigiau taip normaliai, tai vaigi čia va sulindo šakė, matosi. Čia labiau kas nors ir nebandęs, nes čia viskas švaru. Tai žodžiu, verdiktas toks, kad blet biški per aukštas ir per sunkus, na. Nu bet aišku, jis kuro važiuoja, žinai. Net nežinau, su ta 4PM anksčiau VR4 važinėjau, tai man jinai smagesnė buvo, nors jėgos mažiau, aišku, bet jinai lengvesnė, blet. Ten irgi gali važiuoti, blet, smeigiai į duobės visas pohui. Šitas daugiau toks kurva kaip gatvės, gal sakyčiau, na. Nu, žvyrkeliai visokie, bet jau koks šūdas padangos. Bletų neįsivaizduoju. Vos neparverčiau aš jau kūro porą kartų. Priekinė padanga ant smėlio, jeigu važiuoji, karočią, pradeda smigt, pysdėts į visas pusės. Ar jinai čia per kietai, blet, pripūsta, na, ar kas? Nesupratau, blet. Nu, tie visi BS-ai veikia. Veikia gerai. Važiuoja, tai taip nehujovai, blet. Kur šitą? Pradedi po to važiuoti, įsijungia ABS-as normaliai. Paprastai labai viskas valdosi. Čia va. Jis. Nu, kame reikia. Yra, kas čia dar palauk. Blet. Šitus greit išimčiau aš jam, blemba. Nu, dar biški pričipavus, man atrodo, vapšė būtų gerai. Bet kurva toks keistas, blet. Nu, tipo kaip ir rally, jis gan kietas, blet, toksai. Nu, biški kažkaip kitaip tikėjausi iš jo. Ai, labai greitai užkaista, blet, kažkodėl. Biški tik tais vietoj pabirbini, blet, iš karto. Jie įsijungia ventiliatoriai. Kas čia dar? Posūkiai patys įsijungia. Gali arba biškį spustelt, arba giliai paspausti.